Antrinti kolegai Petrui ir kolegai Paului Giliui, matydamas dabartinio nacionalinio saugumo komiteto nuomonę, kada yra išsakytas nuomonės abejonės, kad abejojam, ar mes gausim duomenų, aš norėčiau prisiminti ir tos komisijos, kuri tyrė būtent Anušausko vadinamą komisiją, kuri tyrė šitas aplinkybės, ir aš tikrai gana atsakingai galiu pasakyti, kad būtent mes suradom žmonės, kurie galėjo paliudyti, kad buvo įvežti žmonės, ir per komisijos narį, tada Valentina Mazuroni, buvo jį pateikta. Bet dėja mes matom, kad sugebėjimas, kada pateikėm faktus, šitie dalykai po to buvo numarinti prokuratūroje. Tai aš tik tais noriu pakartoti, kad visgi mes negalim pasitikėti mūsų teisėtvarką. Ir taip pat mes negalim pasitikėti savo politikais, nes politikai daugelis yra susiję būtent su tais įvykiais. Vieni tuo metu vadovavo, kiti buvo valdžioj ar kitais dalykais, taigi visgi kreipimuose į Hagos tribunolą, aš manyčiau, būtų gana pamatuotas. Ir aš manydamas žmogaus teisių pažeidimo ir susėjusius taip pat ir su prezidento Rolando Pakso daugiau kaip 10 įvykius, kuriuos mes ir komisija sudaryta Seimą, ir kiti dalykai, ir žmogaus teisių teismo raginimus, kad iki kovos 1 dienos mes turim įvykdyti. Ir matom, kaip nenorim mes tą įvykdyti tos būtent teismo sprendimus. Ir labiausiai mane stebina tai, kad tos partijos, kurios šaukia, kad jos yra pačias demokratiškiausias, tai būtent Tėvynės sąjungos konservatorių partija. Tai būtent jinai jau dabar vėl blokuoja naujus mūsų pateiktus siūlymus, kad visgi būtų atstatyta žmogaus teisės būtų Lietuvoje. Tai kalbėti apie kitas teisės, kurios buvo pažeidinėjimas Lietuvoje, tai aš irgi matau, kad galimybės ištirti su šitom partijom yra labai sudėtinga. Ir todėl reikia visgi pakelti aukštesnę kartelę. Ačiū. Ačiū. Dar noriu papildyti. Pažiūrėkime, aš prisiminiau dabar eigoje mūsų konferencijos dėl slaptų pažymų nutekinimo, kur apkaltinti norėjo prezidentūra, Seimą ir vyriausybę. Matome dar vieną padarytą rimtą provokaciją prieš Lietuvą, panaudojant tas pačias teisėtvarkos institucijas, ir vėl šita byla bus labai gražiai numarinta prokuratūros, kaip tai buvo padaryta ir su kitomis visomis bylomis. Mes esame apraizgyti interesų, korumpuota, taip pat politinių grupuočių užvaldyta valstybė ir demokratijos teisingumo mūsų šalyje nei kvapo. Patys atsakyti šios klausimus tikrai nesugebėsime. Patys atsakyti pati valstybė į šios klausimus, kuriuos mes iškėlėme, nesugebės. Jis sugebės tik vilkinti, mulkinti tautą, visuomenę ir apginti tuos nusikaltėlius, kurie šitame nusikaltime dalyvavo.